Taip, tai pradedam skaitimus nuo dienos kortos. Kas pažįstate taro, tai taro iš esmės laiko neturi ir jeigu šią žinutę žiūrėsite kitą dieną, o ne lapkričio 2, kuriai daromas skaitimas, tai tikrai nereikia išjungti ir ieškoti aktualios datos žinutės, kadangi iš tikrųjų žinutės pas mus ateina būtent tada, kada jų labiausiai mums reikia ir tuo metu jos būna aktualios. Taro laiko neturi. Tai dabar susikoncentruokime į vėlinių dieną. Ir taip, korta yra 8 lazdos arba 8 skeptrai. Tai korta yra bendravimo, komunikacijos, judėjimo. Gali būti, kad dauguma iš tiesų leidžiate laiką su artimiausiais žmonėmis, lankote jų kapus. Galbūt taip, kadangi ilgasis savaitgalis, tai daugiau keliaujate, kas nelankote kapų, neturite tokių tradicijų arba tiesiog gal jau anksčiau aplankėte, tai yra korta judėjimo ir bendravimo. Tai turbūt reikia palinkėti saugių kelionių ir smagaus bendravimo su draugais artimaisiais. Iki.